Šeštadieniais ją į jos mokyklą. Aš žiūrėjau ten, kaip jinai kažkokia. Jinai ne... Nieko prieš, bet jeigu, pavyzdžiui, būtų buvę kaip... Viskas, žinok, va išartimo. Jau tai kelias nebekinių norės. Gal suprantu, išnuolavo. Taip važiuotai, suprantu, gal normaliai, bet... Niekur povyzdžių nėra. Dieta. O ką mes turime? Čekošaitis. Žiūrėk, kad žinai nematyta. Ką? Čia turėtų nebūti surašyti. Chemijos laikinomas o kada ateidavo su kojom vaikai ateidavo iš namų Grubliauskas nematys, nei kviesta, nei mokyklos nusakos. Ai, pandas jį. Grubliauskas, ar kas nors Grubliauskas matė. O, Alžas buvo, tai buvo išėjęs kažkokio. Aš neįsivaizduoju, jisai Jis prižiūri sūnų tą. Aš vakarą ją mačiau. Pas ją labai lietus žiūrėjo, matyti. Ištiesino. Kaip šefės gerai tiesant. Ką? Ant savys. Ieškokit savo vardų. A čia yra vardai užrašyti? Tai gal sakau, stalo. Matot, kokie stalai visi. Seni. Kaip sakant, tada mes buvom geras vardas. Tos pačios jau. Kokia tavo dar pavardė? Svargiukai. Negaliu kalbėti. Kokia pavardė iš... Ten Donelaičio metam kėlėsi žiūrėjau, čia labai fainai žodžiu. Čia bus blogai. Kažkur kitur, ne? Šiltas šilabėlį. Kur gyvena? Šilovačių. Tai tu jį gausiu Ar... Ką? Geriausia. Aš taip pat tai noriu eina aprodysiu, kur matematikas vadinasi. Skiriasi nuo šito. Ne, tai ten naujam pastatė. Ir tiek valandai pakeisti, naujai išnėrenovo. Švestuvas arūnai nufilmuoja. O vien toks jau sušilai, ne? Šiltas. Ypatingai va šitas man patinka iš Agildavo starai nepatinka. Laima, nėra tavo inicialų čia? Velnis, ne, dabar Dabar gera irgi mergaitė buvai. buvau gera. O dar ką parašyti? Tos pradžiuose, kad būdavo susitikimai ir važiuodavo. A nebuvo ten toj kabinukiai kažkur ten, tas susitikimus mūsų. Aš turiu visų. Magdė. Ten buvo pusrūsį tokiam, kažkur prie vieno galvoju. Kiek buvo? Kiek buvo? Kaip išeis, tai parašysiu savo. Kur dabar išeis? Žukevičiukė, kas matė? Turgai buvo. Aš šiai parašiau. Jos yra susitikimas su universitetu. Jo, matau. Aš tai kaip būtų. Labai dėkuoju. Visą gerą. Gal neįdavo juos, krūmas gal. Dalyviai. Davai žengti ateik. Dar kartą prašau. 3-4. Pasui, kad tiktų. Kažkas mašinas neužkurs ir šviesas paliktas. Nesusidegė dabar. Palaukit, dar palaukit. Tai visai atrodo senukai, bet va, įsivaizduokit, po 50. Bet man buvo kaip... Iš Pasaulinskio nedirba. Kur tam padėta? Pagaliais.
Gal čia taip gražiai padedu ką? Nu, gerai. Įkišk biškį į... Neslaugoti kažkur tie vaikai. Vaikai Gerai, brolis mano. Nu, gerai. Bet gaila, kad nežinau. Nu tai va netoli jo. Visai niekas neužrašyta, nei metai, Jie vardai. nei vardai. Sveikis ramybė. Mama paskiaukite. Aha, mama 12. A bandysim Vitą ieškoti. Ką ten Vitą buvo? ieškoti. Sušala vargšas susirietęs karste gulėjim. Jau daug metų ir nėra. Tai buvo, tu sakėm, pažiūrėsim, bet kad nebuvo tų metų iš... Nebuvo. Gerai, žvakės gerai. Žvakė. Kaip jie lietuvių, ne? Tai jau dabar žinosi. Nu kitą kapą paimti. Panašia linija kaip Labanauskis. Be abejo. Vėl. Jau jisai dirba, tu neturėsi kada čia taip įsikėš. Jie tada jiem iššilk savo Ir dar vienas ateina vas. Kur jauniausias, gražiausias. Tu nenusisuk, žiūrėk, tave jama jau. Kas čia tau susidarė? Tai aš nusisukau tada. Čia? Ar čia išėlės? Nu, va, dar vienas šampanas. Aha. Arūno niekur nebus, jis visą laiką Duok Arūnai. filmuoja ir jo kaip ir nebūta bus. Bus. Aš noriu pasveikinti laivą. Pavadinimu Klasiokai, kuri šiandieną 12 valandą švartavosi prie Raseinių pirmos vidurinės mokyklos savo gimtajame uoste su 11 A klasės įgula. Bet prieš visą labai norėtųsi dar praverti langą ir pažiūrėti į tuos 79-uosius. Juk mes visi pamatytume tiek daug jaunų, gražių mergaičių su uniformomis, su baltais kalniarūkais. Šalia stovinčius 8 vaikinus, tokius ryžtingus, tokius nenuoramas. Ir aišku, į priekį palinkusi, pražilusiais milkiniais mūsų gerąją auklėtoją. Kaip būtų smagu dar ten pabūti, išgirsti mūsų tą jaunatvišką juoką, pajusti tų dar gyvenimo nesugadintų širdžių plakimą, palaikyti svajonių pilis ant pečių. Gal mes iš tikrųjų ir būtume ten pasitikę, jeigu ne laikas. Laikas mums ir atnešė tą paskutinį pavasarį. O pavasaris ištiesė tą gražų vaivorykštinį tiltą ir ar jūs pamenat, kaip mes visi jo bėgome? Bėgome ir rinkome spalvas. Tik tuomet nesusimastėme, kad tai ne vaivorykštės spalvos, o tai buvo mūsų pačių gyvenimo spalvų paletė. Ir mes vėl toliau bėgome, nes labai norėjome pažinti meilę, norėjome praminti savo takus, norėjome paragauti to eleksyro iš tos didelės ir gražios gyvenimo taurės. Ir taip mus įsuko laikas į savo verpetą. Ir besisupdami tuose laiko ratuose, mes vienas spalvas tiesiog ėmėm ir ištaškėm. Su kitomis mes spalvinom gyvenimą. 3 praimtos sudžiuvo, o 4 mes dar turime. Bet patikėkite, laikas ir jas privers mus atsukti. Juk jis yra toks negailestingas, juk jo ta žalioji banga ir nusinešė atėmė iš mūsų ir Kęstą, ir Vitą, ir auklėtoją. Tik belieka giliai širdyje tikėti, kad gal kažkur jūros dugne dar yra jų nebaigtų darbų sąrašai.
Na laikas, viską padarė laikas ir šiandieną mus čia visus suvedė. Ir susuko 35 metus. Ir šiandieną žiūriu į mus visus. Ir vienodai, tiek gera, tiek liūdna. Juk pažiūrėkim, tos 79 mergaitės užaugo. Ir tie berniukai virto tokiais solidžiais vyrais. Ir mėlėji, ar kuris nors šiandieną važiuojate pas savo senelius į kaimą? Tikrai nevažiuojame. Juk jau dažnas laukiame, kada mus aplankys mūsų anūkai. Ir sėdime čia šiandieną visi kantatoje. Ir visai nepriklausome nuo to kimaus mokyklinio skambučio. Ir kuprinėse jau mūsų juk nebe knygos. Į jas nesutelpa jau mūsų gyvenimo planai. Ir kai nori sugrįžti į tą jaunystę, kaip šiandien Laima atsinešė albumą, pastebi, kad jau to albumo lapai pradėjo gelsti. Taigi laikas neina vienas, jis nešasi mus kartu, todėl turime branginti kiekvieną jo padovanotą akimirką mums. Ir labai džiaugiuosi už mus visus. Mes dar tokie gražūs, tokie stiprūs, tokie sveiki, jauni ir žvalūs palyginus su tais, kurie čia susirinks gal dar po 35 metų. Taigi, už Laivą klasiokai, už šią šaunią įgulą, kuris sėdi čia, už visus tuos, kurie nespėjo į mūsų laivą ir už tuos, kurie dar labai norėtų čia pabūti. Už mūsų įgulą. Už mus. Už mus iš tikrųjų. Nu, ne, už tokius brangius susitikimus. Kurie būna ne taip dažnai. Norėčiau, kad už 15 metų susirinktume visgi. Greičiau tai išeisiu. Buvo, aš... Tualete nebuvo. Nu taip, tai mergaitė. O, tai tik vidus norėjai tualetą. Aš buvau užsirakinus užėmus du tualetą, jau labai persiprašau. Šiaip iš tikrųjų buvo visa tas dalykas sugalvotas mokykloj. Nu, bet aš išėjau tą tualetą, aš jūsų nepamačiau. A nieka tokia, kas čia truputį patrukdysiu. Nieka. Bet žinokit, jūs nepergyvenkit, aš čia labai neilgai. Jeigu jūs iš karto atliksit visas užduotis, atliksit visas pamokas, tai viena pamoka. Tai per dieną kiek pamokų jums būdavo? 6, aišku. Nu 6, tai gerai, padarysim 5 arba 6 tas pamokas, bet su sąlyga, jeigu jūsų nereikės palikti po pamokų. Tai stenkitės, stenkitės. Norėtumėm pagalvoti. Na, žiūrėsim, tai dabar jums pirmiausiai, aš jūsų tai neprisimenu, nes aš tai, kada jumis tik nemačiau. Tualete sėdėjai. Taip, kada tik nemačiau. Tai dabar man labai reikia, kad atsistotų visi tie, kurie yra tikri klasiokai. Stojamės greitai. Nu, greitai, klasiokės, pasirodykit, kuriais esat netikri. Žentų mažai. Yra žentų. Labai gerai. Tai dabar visi klasiokai, kas sakė atsisėsti mergaitę? Tai sakau, jeigu norit, ką greičiau, tai jūs stenkitės. Jums dabar nieko nereiks daryti, bet aš labai noriu prisiminti jūsų vardus ir pasitikslinti. Pavyzdžiui, aš neatsimenu, Danutė, koks jūsų vardas? Koks mano vardas? Danutė, taip? Atsimenu. Tai dabar jums taip, nieko nereiks daryti, bet jūs, kadangi... Nereik man nepaimsiu. Ne, aš aukštą noriu. Dabar jums reikės taip, pasisakyti savo vardą. Kai jūs pabaigėt 11 klasių, į kokią specialybę bandėt stoti? Trumpai, pavyzdžiui, pabaigiau 12, mano vardas Taram Baram, pabaigiau 11 klasių, stojau į laborantės, arba stojau į mokytojas, arba stojau į buhalterės, o dabar dirbu agronome. Tai taip, pradėjau. Jūsų vardas? Janina. Pabaigus mokyklą stojot į kokią specialybę? Stojau į taikomąją matematiką. Ir dabar dirbat? Bet baigiau maisto pramonės technikumą. O dabar dirbat? Plataus profilio namų šeimininkė. Dirbau ūkininkauti padedu. Tai va, tai jau čia viskas atitinka. Išgerėt atsisėdat. Atsakėte klausimą. Prašau. Kazikė. Nu, Kazytė. Stojau į tėvą aulinius. Nuo viršų. Nu? Dabar vaikam vadovauju. Nepataikiau. Kokia čia ta specialybė nuo viršų? Pirmiausia, kokia tai yra? Buvo kažkokia, dabar pamiršau. Kaip jinai vadinos? Į kokią įstaigą stojot mokymą? Nu, ten irgi neatsimenu. Ariuokalą. Nu, kažkur, šalia Ariuokalą. Labai gerai. Prašom sėstis. Prašau. Tu stovėk. Išgerti, prašau. Kaip maisėstis, jeigu neišgėrė? Irgi stojau taikomąją matematiką, bet baigiau felčerę laborantę, o dabar dirbu administratorė.
O administratorė kur? Viešbutį? Jo, šalia viešbučio. Ne, valstybės įmonė. Tai labai gerai, prašau. Po pamokų neliksi, tik aš liksiu. Tau Kodėl negali? Kas jūsų vardas? tam neduok gertis. Na, vara, prašau. Įstojau į Vilnių, įstojau. Kokia keista specialybė Vilnius. Į Vilnių stojau. 47 fotografas. 47 metais. Šviežiai. Fotografą. Įdirbat netikėtai Tai fotografą. kol visi mes atsakysim. Staliu! Aš tik atsimenu fotografą. Labai geras specialybė. Ačiū. Ir reikia išgerti dabar. Dėstytojų, sakyk tada, nu. Prašom sėstis. Violeta, atsakinėjau. Koks jūsų vardas? Violeta, stojau į ikimokyklinį. Įstojau. Netikėtai. Ir žinokit, kai pradėjau, taip ir dirbu. Niekur dar neišstojai. Įstojau, laukiu, kol išmes. Nesulauksi. Labai gerai. Išgeriam, prašom. Koks jūsų vardas? Tai kad nelabai prisimenu. Galite imti dopingo atminčiai gerinti. Tai kokį dabar sakyti? Tikra. Tai vardas Mokykloje būdavau Laima, o dabar jau noriu, kad būčiau Laimutė. Šiaip į pase tai parašyta, jo. Stojau į ekonomiką, pagalvojau, Ką man dar Šuts. ekonomika? paskui stojau į teisę. Nu irgi įstojau, nu baigiau, nu į ką, dirbau vis tiek ne pagal specialybę, nežinau, vadovavau kažkam visą gyvenimą, o dabar pavargau, nusibodo, dabar niekur nebedirbu. Esu patenkinta, besiilsinti ir tuo džiaugiuosi. Labai gerai, didžiuoju. Gyventi malonumai tai puikiai. Tai tada prašom pagauni, jeigu niekur nebėgi. Prašom. Prašom išgerti. Į sveikatą. Tikrai norėjau pasiūlyti visiems. Į sveikatą. Sakė, nebedirba. Tai prašau. Prašom, koks jūsų vardas? Vidmantas. Baigiau mokyklą, stojau į dantų technikus, įstojau, baigiau. Paskui išvažiavom į Londoną ir dabar vėl dirbu tą patį. Turiu blatą dabar jau kaip ir. Ačiū, labai gerą blatą susiradau. Aš čia dėl to klausinėjau. Apie algas užmiršau paklausti. Kodėl nepasakėte jam išgerti? Prašom, pasivaišinkit. Prašom. Jis dirba nemokamai. Vytautas mano. Malonu labai. Stojau į Kauno technologijos technikumą baigiau. Technikų technologo popieriaus celiuliozės. Nu, jie dabar sudėtinga. Bet dabar dirbu šaltkalvių santechniko. Kokia specialybė. Nu ir ne tik ten labai daug plačiau, bet ten ir plytelių klujai, ir stiklo. Reiks atsinešti užsirašyti su telefonu. Viskas, kas nesuelia. Labai naudingi. Puikiai specialybė. Iš sveikatėlė labai reikalingi čia žmonės. Reikalingi sveikatos. Prašom. Pašnekik tavą. Tai ateis jam eilė. Danutė, baigiau vidurinę, išmokau pardavėją, baigiau neakivaizdžiai technikumą, bet dirbu pardavėją, kaip dirbau, taip ir dirbu. Viskas. Labai su to vienodu gražiu keliu. Su vienodu tuo keliu, taip, pirmyn ir viskas. O jie už tą pastovumą, už tą pastovumą. Labai gerai. Fantastika. Prašau. Ne tai, kai aš. Baigiau prekybos mokyklą, virėjo specialybę įsigijau, bet dabar dirbu ofiso valytoja. Tai voje, tu čia pati geriausia man tiktų. Taip. Pageidaujama mano. Šiais laikais, ane? Taip. Nu, prašau, mažutė. Per kūno kultūrą savai gali atsimenu. Atsimenu. Tai gerai. Aš tai guolė. Tai kaip įstojau į vaistinę, kaip dirbu kaip vaistinė, be manęs taip aš be vaistinės negaliu. Pala, į vaistinę įstojai, tu ką? Aš į vaistinę. Nu ką tu čia? Įstojau į vaistinę. Kokią vaistinę tu įstojai? A, tai mokytis teisime. Nu, tai va, kokią tu vaistinę įstojai? Ai, vaistinė įstojai. Taigi pirmiau į Mažylį, paskiau Kauno kolegiją, paskiau sveikatos. Kodėl ne didžiulį, kodėl? Kas Mažylius? Nu, ten mokykla. Kodėl ne didžiulį? Medicinas. Taip vadinu. Nu, tai viskas, prašom, Tai sveikatą vaistų. viską, matai. Tai va, įstojai į farmaciją, sakyk, o ne į vaistinę. Paskui Ai, kitą tai vaistinė be manęs vaistinė, galbūt. Tai gerai, o dabar labai norim Turim prisistatyti. Malonu. Baigiau universitete matematiką. Čia rimtas žmogus, žinokit. Rimtas. Teisingai. Pastoikis Mirna, pastoikis Mirna. 21 metai dirbau užsienio reikalų ministerijoje.
Iš jų 7 Amerikoje? 8 Amerikoje. Wow. Esu informacinių technologijų departamento direktorius. Tai kompiuterį mes sutaisytume. Labai gerai. Kaip? Dabar tai ministerijoje? Jo, kol tą neišmetė. Randat kabinetus, kur nueit, išeit. Gaila, aš jūsų klasėje buvo 3 metus palikta. Norėčiau čia mokytis, kokie čia protingi žmonės. Tai prašau, labai protingi. Išgerti už tai. Pirmą reikia įsipilti. Tai ką aš čia dabar nieks nepasirūpinot, kaip čia taip dabar. Ir dabar labai noriu susipažinti su jūsų klasės marčiomis ir žentais. Turit tokių? Užtvirtink, Arūnai, užtvirtink. Tai pasirodykit žentai ir marčios. Atsistokit. Nes jie būni mylimi. Va. Va, taip. Vedančioji. Tai prašom, gerbiamoji Ragaliauskienė, koks jūsų vardas. Tai jau ir pažįstant. Kaip Retas vardas Ragaliauskienė, sakykit tam tokį. Asta. Gerai. Į jūs, taigi lygiai panašių laiku kartu baigėt ir stojot ir mokėtės. Tai pasigirkite jūs. Nu jau jeigu užmiršau, per kiek metų. Kažką mokiausi, ne? Ai, kažką mokiausi, dabar dirbu prekyboje. Gyvenu viena, be vyrų. Vyrai, atkreipkite dėmesį, laisva moteris. Laisvas plotas. Labai gerai. Čia reklama dabar. Tai dabar į sveikatėlę. Nu, prašom, dar Martelės kalbinam, pasigirkit. Aš baigiau KTU inžinierę technologiją ir dirbu inžinierę technologiją visą laiką. Atsiprašau, koks jūsų vardas? Jolanta. Gerai, tai inžinerinė technologija. Kažkaip netvirtinat, kas čia yra? Kas tas reikštų, man dabar iš gatvės atėjusios? Aš baigiau tekstilės technologiją, bet visą gyvenimą dirbau prie popieriaus technologijos kažkodėl. Tai jau jūs atskiriat saustuką nuo kartoną. Tai jau čia įdomi. Gerai, jūs užtvirtinkit, kad sugertu, kad dabar jie nesaustukai vadinas. Dar vieną. Prašom, Martelė. Kaip? Nebenaudoja. Tai jau dabar flomasteriai kitokie. Šalinių parkelių neturi. O šito piliečio. Prašom. Aš Žmonelą. esu Nijolė, šito jūsų klasioko Vidmanto žmona. Va šito. Jo, va šito. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kad pakvietėt mus į šitą gražią tokią šventę ir labai dėkoju Arūnui, kuris turėjo kantrybės, nes keletą kartų paskambinti ir iš tikrųjų labai smagu, kad jūsų klasėje užaugo toks puikus daugybę metų mano gyvenimo draugas, mano vyras. Ir esu baigusi Vilniaus universitetą, šiuo metu daugybę metų gyvenam ir dirbam Londone. Dirbu tau Hamlet savivaldybėje gimtosios kalbos centre, esu edukacinio centro Latvijos direktorė. Ujatas, kaip... Tai trečius metus reiks taip pačiai klasiai pasilikti, kokie čia šventingi, visi jau man nepasiek to lygio. Ir ačiū Jums visiems labai smagu Jūs šiandieną matyti ir už Jūs visus. Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad pakviesit mus ir mes dar pasimatysim, kaip šiandien nusikalbam po 15 metų. Po 5? Na, po 5 nežinau, nepasižadam, bet po 15 tai tikrai. Ačiū labai visiems ir tikrai būkim visi sveiki, džiaukimės, kad galim matyti vienas kitą, kad džiaugtis buvimu vienas kito greta. Žentas dar vienas. Žies. Žentas, tai man čia malonė. Žentu. Spyk. Vardas Algimantas. Vienintelis. Kažkada mokiaus, dabar tapau antikvaru, kadangi šiais laikais... Algis, tiesiog Algis. Lietuvoje, kas virš 50 metų, tas tampa antikvarais. Turi savo versliuką, dirbo apsaugoje tiek. O ką mokinais, kai pabaigiai 11 klasių? Ėjau šaukti uradų. Ai, tikrai, tai čia ta tikra geriausia specialybė. Tai ačiū. Va šitos. Labas. Atsankęs. Tai už tai prašom truputėlį tą pasivaikščioti. Labai gražius žodžius, Violeta, pasakė. Ačiū tau. Tai dabar vienas apie kitą vardus ir specialybę žinot, bet reikia sužinoti daugiau, nes mes lietuviai Lietuvoje labai esam cekauniai. Jeigu galit su kėdėm, atsislinkit kiek įmanoma jum atgal ir jum, kad pro priekį pereitų žmogus. Va taip, va truputėlį atgal. Kad pro priekį, va taip, va paprasčiausiai galėtų praeiti žmogus. Va toks kaip eina. Tai gerai, prašau. Keturi. Kaip dabar? Ant kelių. Ant kelių. Tai nepriekos jėskas.
į dešinę, eikit pasigirkit tie, kurie į šventę atvykot be antrų pusių šiandien. 3 kėdės į dešinę. Atkreipkite dėmesį, kurie šiandien yra vieniši. Jie čia blogai aš tik skaičiuoju. Pasigirkit, pasididžiuokit. Ar tu skaičiuoji tą kėdę, kur sėdi, pavyzdžiui? Tada nenorėsi. O dabar pasigirkit, pasididžiuokit, kurie savo gyvenime turit visi jau čia sūnų arba daugiau sūnų. O, gerai. Vyrai, moterys visi, atsistokit, kas turit sūnų. Į dešinę 4 kėdės. Kas turit sūnų? Keturi mano. O tai ar tu neturi sūnų? Gerai, ir 2 kėdės į dešinę yra tie, kurie nelankė šitos klasės. 2 kėdės į dešinę tie, kurie nelankė šitos klasės. Marčios ir žentai. 2 kėdės, taip? Arba paimk ant kelių, prašom. Tu nelankai mūsų. 2 kėdės tai Tos klasės. Aš sakau, čia pirmai blogai skaičiu kažkaip. Tai čia. Toliau. Per 3 vietas į dešinę eina tie, kurie turi dukrą arba daugiau dukrų. Pasigirkit visi, kas turi dukrų. 3 kėdės. Visi. Per 7 kėdės į dešinę eina tie, atkreipkim dėmesį, kurie šiuo metu negyvena Raseiniuose arba Raseinių rajone. 7 kėdės. Pasižiūrėkit savo svečiais. Dabar, nu, pasižiūrėkit savo svečiai. Čia yra mūsų svečiai. Taip. Kas ten per bumbulą? Pasisveikit, tada priimkite. Jūs daugiausiai svečiai. Jeigu tai pavyko, tai jau pavyko, prašau. Pavyko. Man irgi buvo pavykę. Tai dabar pavykę dar kaip matoma. Per 4 kėdės į dešinę eina, nesvarbu, klasiokai, ne klasiokai, mokyklos moksliukai. Pasigirkit, pasididžiuokit, kurie labai gerai mokytės. 4 kėdės į dešinę, prašau. Labai gerai. Puikiai, 5 pasigirkit, kurie labai gerai mokytės. 4. O ko tu neini, o kur Jolė neini? O ko jūs neinat? Man gerai vyksta. Gerai mokinotės. Visi? Mes kas visas šiek. O taip. O mes gerai sėdime. Per 5 vietas į dešinę eina tie, kurie ar tai mokykloje, ar tai vėliau išmoko groti kokį nors muzikos instrumentą. 5 kėdės, muzikantai, kas groja? Paspausti išmokome gana. O jeigu paspausti išmokome, Pasigirkit,
Nesididžiuokit, per 3 kėdės į dešinę eina tie, kurie turi anūkų arba anūkių. 3 kėdės į dešinę, pasigirkite anūkais. 3, 1, Mes taip išeidavom. Sakė eiti dešinę, vis tiek eini kairę, kad taip jie išeitų. Per 4 kėdės eina tie, kurie yra medžiotojai. Į kurią pusę? Į dešinę. O ką medžioti reikia? Aš žiūrint, ką Aš galiu irgi medžioti. Ar turi medžiotojų? Medžiotojų neturiu. Aišku, aš irgi medžioju kai ką. Labai gerai. Per 8 vietas į dešinę eina visos šio vakaro moterys. 8 vietos. Visos moterys. Ir merginos, ir moterys. Jau čia kaip ir būna kultūros. 8. Niekas neatsisėdo, reikėjo Kur aš prieš jumis buvau? Ir per 10 kėdžių eina visi šio vakaro vyrai. 10 kėdžių į 10. Sustoja visi šio vakaro vyrai, skaičiuojam. 10 kėdžių, skaičiuojam. Eina visi šio vakaro vyrai, kurie turi meilužes. Aš supratau, bet baigsiu iki galo. Ir jūs niekada neišklausot, va taip moteris skiriasi nuo vyrų. Ir neišklausot moteris iki galo. Tai pasižiūrėkime. Pasakiau 10 kėdžių. Iki galo reikėjo vyrai, kurie turi meilužes. Romena, kiek vaikelių sėdėjo pas mane šiandien? Bet aš nesakyčiau, kad jau meilužes eina į dešinę, jau į kairę. Ačiū jums labai. Būdvardžius klausinėti. Taip, tai yra iš dalies vietas. Taip, prašom, su juo galima rašyti. Ar jisai... Ne, su juo rašyti negalima, labai geras buvo O mes klausimas. apie tai galvojom, o jūs apie... Taip, prašom toliau būdvardžiais arba išsiaiškinkit, iš ko pagaminta, kokios savybės. Guminis. Ne, tai ne guminis. Ar medinis? Ne, ne medinis. Plasmasinis. Ne, ne plasmasinis. Kreidos? Ne, tai yra tas daiktas ne iš kreidos pagamintas, bet naudojamas mokykloje. Popierinis? Taip, tai yra popierinis daiktas. Knyga? Bet jūs jau... Ar jūs jau spėjat? Prašom atsistoti. Taip. Ir kadangi jūs be jokio klausimo gaunat baudos taškų, prašom išgerti. Tai yra ne knyga. Reikia klausti taip įmantriai. O už knygą planesnis? Taip, už knygą tai yra planesnis daiktas. O į nupirkos Tuoj vieną minutėlę. Ar tai su lapais daiktas? Taip, šitas Ar daugybos daiktas lentelė yra galetėlis spausdinta? Ne, šitame daikte daugybos lentelės nėra. Jūs jau spėjat? Jums pavyko, jūs laimėjote tikrą Tamo pažymių knygelę. Ai, ne, pažymių knygelę. O taip. Nenusiminkit. Aš sakiau, kad kokainai antrą kartą turėjo Todėl, kad aš baltą turėjau prieš tai, aš turėjau kažkaip kompensuoti savo. Čia jau pažymių knygelė. Labai ačiū. Paskaitysit, kad nereiktų Nu, prisirenk baudų. Nuostabu. Paguodas prizą gali truputėlį visi pasivaišinti. Dabar taip. 2 gražiai! 3! 2 gražiai! 2! 2 gražus. 1! 4! Valio! 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 4! Valio! 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 2! Atsakai ką? 1! 2! 3! 5! 5! Kas suteka į dubysą, kaip jinai pasidaro, ta dubysa mūsų? Jinai iš ko pasidarius yra? Iš vandens. Nu, ne iš pelkių, pavyzdžiui, nuo Šiaulių Rėkyvos pelkių, bet kas jie visą laiką pripildo? Biologijai, kas? Tie intakai, kaip jie vadinasi? Ten, kur yra prie Riogalas.
Kas šaltiniai. Mūsų Dubysa yra Lietuvos upė, kurią visą laiką pripildo šaltiniai, šaltinėliai. Tai dabar biologijos pamoka. Greitai prisipildo. Jūs visi jau yra užpildyta, jūs visi turit savo šaltinėlius. Paimat šaltinėlius. Paimat visi šaltinėlius. Nieko su jais dar nedarot. Mes padarysim visiems tiem, kurie nėra, kad jie prisimintų, kaip teka mūsų Dubysa upė. Mes turėsim labai draugiškai, gražiai sakyti, upė teka, upė teka. Tai dabar neturim metalofonų, bet turim kitus muzikos instrumentus. Į kairę ranką pasiimam šakutę. Savo. Ir dabar pabandom labai švelniai, pažiūrėsiu jūsų ritmiškumą, labai švelniai su šakute 2 kartus į lėkštutės kraštą reikia sumėti. 3, 4. 2 kartus. 3, 4. Labai gerai. Pasiimam į dešinę ranką peilį. O kas liečia mokėti? Mokėti, aš nepergyventi. O kur nors kitur tai... Su peiliu labai švelniai pasimokinam, nes tik tai po to mums reikės prijungti peilį 2 kartus į stiklinaitės kraštą su peiliu. 3, 4. 2 kartus. 3, 4. Labai gerai. Ir visi prisimena, dainuodavot būrio dainą, jei patinka ši dainelė, daryk taip. Prisimenat? Prisimenat. Aš kadangi klausos neturiu, aš negaliu dainuoti, tai dainuojam tas, ką turit, kas geriausiai klasėje dainuodavo. Kas dainuodavo? Visi dainuodavo. Šiaip būrio dainą tai dainavot nerealiai apie tą. 3, 4. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. Jei patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, tai daryk. Garsiau. Patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, tai daryk. Prie šakutės pridėsim dar ir peilį. Tai aš dabar jau pridėjom. Ne, Mes dabar pridėsim. 3, 4. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. Garsiau. Jei patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, tai daryk. Jei patinka ši dainelė, pasiruošiam priešau. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. 3, 2, 2. Jei patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, taip daryk. Jei patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, taip daryk. 3, 2, 2. Ir prie viso šito pridėsim bebrą. Galima. Su užpakaliukais bats. Pasiruošėm garsiai ir jei patinka ši dainelė, tai daryk. 3, 2, 2, bats. Jei patinka ši dainelė, tai daryk. 3, 2, 2, bats. Jei patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę, tai daryk. Galėsim dar Pasimatuoti. Galima. Tai čia užklasinė veikla ir bus, galėsi. O berniukai tai taip. Užklasinė veikla ir bus. Dabar taip. Užklasinė veikla yra paprasta, kad jūs kiekvienas prisimintumėt savo mokyklą. Mokyklai visą laiką būdavo kuprinė, knyga ir pieštukas. Aš diplomatą turiu buvau. Gerai, vietoj kuprinės sakom diplomatas. Tu būsi diplomatas, knyga, pieštukas. 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 Tai aš tada irgi diplomatas. Tai ne, aš diplomatas. Ir aš diplomatas. Dabar dėl vietos susipildyti. Kadangi turim kamerą, tai dabar viskas. Visi turit vietas, aš neturiu vietos. Kai aš pasakysiu arba diplomatas, arba knyga, arba pieštukas, mes turim labai greitai atsistoti ir sėstis į kitą tuščią vietą, kuris jau yra požiūplis,
lieka vidury, tada jisai sakys arba diplomatas, arba knyga, Gal arba reikia sakyti, pieštukas. kuris yra nepataisomas. Jau nepataisomas. Adaptuota programa. Procesorius retai dirba alkoholį panaudojęs negaliu. Bet tai palauk, Dabar taip. Nu, jeigu jisai siektų pasės ant jo. Ne, tada sėstis į Jeigu jūs šipinėjat juos. Kam nelieka vietos, tas lieka vidury. Sulėtintai sakau adaptuota programa. Atsistoja visi, kurie yra diplomatai. Diplomatas. Greitai bėgam į kitą tuščią vietą. Ateik čia. Ir jūs dabar sakykit, arba diplomatas, arba knyga, arba pieštukas. Ir skubat, sakykit, ką norit, bet skubat sėsti į tuščią vietą. Pieštukai, bėga pieštukai. Biškį adaptuota. Gerai, sakykit. Knyga. Knyga, greitai. Gerai, diplomatas, pieštukas. Pieštukai. Diplomatas, knyga, pieštukas. Knyga. Knyga, greitai, sėskit. Tai yra laisviau. Gera. Diplomatas, knyga, pieštukas. Knyga. Knyga. Ai, nepaprašykit už Pieštukai, greitai, pieštukai. Diplomatas, knyga, pieštukas. Diplomatai. O jūs, atsisakykit, o jūs labai būkit protinga. Jūs sakykit mokykla. Kai pasako mokykla, keičiamės visi. Mokykla. Visi. Diplomatas, knyga, pieštukas arba mokykla. Mokykla. Dėmesio. Palauk, dėmesio. Kai sako mokykla, privaloma bėgti į kitą pusę. Negalima šalia persėsti. Aš čia kaip maluosiu, tam galėjau. Pieštukai! Pieštukai! Majas! Kokie nevykus! Sakyk, diplomatas į mano sėdį. Mokykla, visi bėgam į kitą pusę! O kur kėdžių gavo? Pasirodo nebėra adaptuota. Viskas, programa baigėsi! Aš radau! Gal ant vienos kėdės. Labai gerai. Tai dabar, kadangi išsprendėt visą adaptuotą programą, jūs tobuli, fantastiški. Aš jums noriu palinkėti, kad jūsų gyvenime visuomet būtų duonos. Dar tos duonos visą laiką rytais turėtumėt užsidėti savo kumpę. Tai jau, kad tik pasviesta, prisiklijuos tas kumpis į taip. Kumpė. Ir dar svarbiausia, kai ryte įsėdate į automobilį, kas laiką būtų degalų. Tai dabar, kad šitas jums palinkėjimas išsipildytų, visi atsistojam. Pasisukam į dešinę ir uždedam priekį stovinčiam draugui, mažinam ratelį, rankas ant liemens. Ant liemens. Abi rankas? Čia stokit tą viduriuką, ne čia kaip čia dabar. Ateik. Nu, ateik. Ateik dar abuoju. Ir prisimenam. Sakiau, dėk rankas ant liemens. Kur aš įdėjau? Ant liemens. Ant liemens. Aš žinau, kur dėti. Labai gerai. Dabar, kai aš pasakysiu duona, tai jūs žengėt dešinę koją pirmin. Pabandom, duona. Kai aš sakau kumpis, žengiam kairę koją pirmin. Duona. Ai, sumaišiau. Ir kumpis.
Jūs čia visi mokytini. Kas čia buvo? Jūs per daug susispaudote. Ir gerai susispaudė, labai gerai. Labai tada tuo geriau užsipildys. O kai aš pasakysiu degalai, kad tikrai jau būtum jūsų automobilį, jūs įsivaizduokit, kad turit pieštuką ir su tuo pieštuku toj vietoj rašot 8. Tupėm žemyn, degalai ir atsistojam. Bet atsitupėm, degalai, tupėm ir atsistojam. Reikia didesnį ratą padaryti, kad negalėčiau tūpti. Tai kaip tik tu labai smagu. Pasiruošėm, įdėmiai klausom. Duona. Duona. Kumpis. Duona. Taigi sakiau, duona kudėjinė kairę koją. Dešinė aš pamyniau. Yes. Duona. Pirka teisingai. Kumpis. Duona. 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 Degalai. Kumpis. Duona. Kumpis. Duona. Duona. Kumpis. Duona. 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 Degalai. O jau kažkam gerai. O dabar, kad iš tikrųjų ta duona prisicementuotų, ieškom savo rankom pirmin dar vieną draugą, myliau apsikabinamą. Per liemenį ieškom. Čia žinokit, mes kariuomenėm tai paeidavom. Algiai laikykitės. Jau eitas padėti. Pasiruošėm. Duona. Duona. Kumpis. Duona. Nespauskit. Duona. Kumpis. Duona. O degalų nėra. Duona. Eikit, duona, sakau. Duona. Degalai. Kumpis. Kumpis. Duona. Ir degalai. O dabar duokit savo šalia stovintiems rankas į kairį dešinę, susikėpkit labai gražiai, pažiūrėkit jiem į akis. Pažiūrėkit, kas su jumis čia dabar buvo, pasižiūrėkit šalia, kurie stovėjo. Prisimenat šalia ko stovėti? Jūs prisiminkit, prisimenat šalia ko stovėti? Šitie jūsų iš kairės, iš dešinės, klasiokai, žentai, Marčius, jūsų šalia stovintys draugai, reiškia, jūs šalia jų atsistojot neatsitiktinai. Jūs jais pasitikit, jūs esat už juos garantuoti, jie jumis šį vakarą pavaišins ir po viso renginio parves namo, nurengus, kai paguldys į lovą. Draugas iš kairės arba iš dešinės gali pasibučiuoti ir toliau baliavoti. Ačiū, moterys. Įvesim namo. Mes jo įvesim namo. Nurenksim. Dabar poho. Bet įsivaizduoju, kad dabar įsivaizduoju, jie stengiasi. Ar jis man seniai atsiuntė į paštą tą filmuotą medžiagą, aš žinau kažkada. Jau radau, pradėjau žiūrėti, nepabaigiau tą vakarą. Jūs man tą, tu būtai tada sakau, man sakau, Janikė sakė, kad tai yra filmas. Ko gero ateiti. Jūs suradot, važiuoju į ratą. Vieną
O jeigu žmonės išmeta viską, kitas nepriglaužys. Sakei, galėsim iškelti. Bet ne paskutinė, ne? Aš nežinau apie toliau, kas bus. Jo, bet šiai dienai įsivaizduokit, kaip mažėda padarė. Net atsitikti. Joks neatsisakė, Laima nusuktiški. Jau jis grįžo. Sukit laimę, aš man viskas gerai. Užkliūsi, Arūna. Gerai, ar ne? Taip gerai iš Galima Arūnai, įsivaizduok, kiek tu galėtum